Ko nori moterys? 2008 metais evoliucinės psichologijos žurnale buvo patalpintas straipsnis pavadinimu Patrauklios moterys nori visko. Jeigu nori paskaityti šitą straipsnį, aš įdėsiu į video aprašymę. Tyrimas buvo padarytas surinkus 100 skirtingų vyrų ir kiekvienas iš jų turėjo sureitinguoti krūvas moterų pagal jų veido bruožus, pagal jų sudėjimą, pagal jų bendrą išvaizdą. Kitaip sakant, pagal taip, kaip jinai atrodo jiem gražiai fiziškai. Moterys, kurios dalyvavo apklausoje, buvo tos moterys, kurios surinko pačius didžiausius, aukščiausius balus. Tada tyrimo vedėjai tom visom moterim išsiuntė labai išsame ir labai plačią apklausą. Apklausoje buvo 100 skirtingų klausimų, kurie iš įvairių pusių, įvairių kampų, įvairiais būdais bandė atsakyti ir paklausti vieno vienintelio klausimo. Moterys, ko jūs norit? Ar jūs norit turtingo vyro? Ar jūs norit gražaus vyro? Ar jūs norit vyro, kuris nori šeimos? Ar jūs norit emociškai prieinamo vyro? Ar jūs norit ištikimo vyro? Ar jūs norit atsidavusio vyro? Ar jūs norit aistringo vyro? Ko jūs moterys norit? Kokio vyro jūs norit? Ir kaip manai, ką tos gražios moterys atsakė? Visos apklausoje dalyvavusios moterys atsakė praktiškai vienu žodžiu. Taip, pasirodo, kad patrauklios moterys nori kiekvieno dalyko nurodyto sąraše. Tai žinoma labai nustebino tyrėjus. Moterys pažiūrėjo visus bruožus, visas charakteristikas ir sako, jo, neblogai, paimsiu. Tai labai buvo sąžiningas atsakymas. Ir vien tas, kad moterys nori visko, jau yra įdomu, bet dar įdomesnis dalykas, kad moterys nori visko, tačiau ne visko nori vienodai. Remiantis tyrimų buvo 3 kategorijos, į kuriuos moterys atsakė, kad tai joms rūpi mažiausiai. Kaip manai? Kas tai? Pasistabdyk video ir pabandyk atspėti. Pabandėjai? Na, nesvarbu, patikėk manim, tau tai patiks. Moterim nebuvo svarbu tai, kad jisai būtų protingas, nebuvo svarbu tai, kad jis būtų ištikimas ir nebuvo svarbu tai, kad jisai būtų geras paslaugus. Jeigu apklaustos moterys paklaustos, ar norėtų, kad vyras turėtų šitos 3 bruožus, jos žinoma rinkosi, kad taip, būtų geriau jom, kad jis jos turėtų, negu kad neturėtų. Bet statistiškai tai nebuvo jom reikšminga. Remiantis tyrimo analizę, protas ir intelektas, lojalumas ir ištikimybė, gerumas ir nuolankumas, iš krūvos kitų dalykų, kurių norėtų moteris vyre, šitie 3 dalykai buvo statistiškai mažiausiai reikšmingi, kurie praktiškai galėjo ir neegzistuoti. Tai koksgi reziume? Na, jeigu mes priimam šitą tyrimą tiesiogiai, raidė, kas yra parašyta, tai vyre, jeigu tu nori būti perspektyvus variantas tom patraukliom moterim, tu turi klausyti, ką tos moterys iš tikrųjų vertina. Jeigu tu skiri daug dėmesio ir laiko savo protui, intelektui, savo nuolankumui, ištikimybei, gerumui ir ypatingai jeigu tai atima laiką iš kitų, tom moterim svarbių dalykų, kaip išvaizda, pajamos, charakteris, drąsa, statusas ir taip toliau, tada didelis šansas yra tai, kad tu netitiksi jų keliamų standartų. Aš pratęsiu šitą temą kitam video. Mano galva, vyras, norėdamas pritraukti jam tinkančią moterį, gerą moterį, turi stengtis būti full package, pilnas paketas. Kūnas, protas, emocinis intelektas, finansai, dvasingumas. Bet matai, tai, kas man atrodo svarbu ir reikalinga, galbūt ne visai yra svarbu ir reikalinga tom patraukliom gražiom moterim. Baigta.